eilinis pokalbis su DAI apie informacijos paiešką, apie pateikimą informacijos, konkrečiai apie ALLATRA, tai yra to judėjimo, kurio narys esu. Daug kas jau žino, kad mes susidūrėm su RACIRS, antikultinė organizacija, kuri veikia visam pasaulyje, kuri turi, sakykime, žurnalistų, kurie skaitosi patikimais pagal dirbtinį intelektą, pagal Google paieškos sistemas ir panašiai. Ir jie atvirai, šmeižikiškai, manipuliatyviai rašo straipsnius apie ALLATRA ir visiškai neatsižvelgia į tai, ką pati ALLATRA daro, ką sako, kokiom vertybėm gyvena. Iš principo melas ir šmeižtas, tiesioginė to žodžio prasme, ir aš niekiek neperdedu tai sakydamas, tai yra faktai. Klausdamas dirbtinio intelekto apie ALLATRA ar kitą organizaciją, kurios užsipuola būtent šitos antikultinės organizacijos, o jos puola daug organizacijų, tai dirbtinis intelektas būtent pateikė šitos šaltinius, puolamuosius, tai yra jų tą tokį sunkiasvoriškumą, patikimumą kaip patikimus šaltinius. O tai, ką sako patys žmonės save gindami, o jeigu ypatingai jie dar gindami save puola tą kitą pusę, yra nurašoma kaip nepatikimi šaltiniai. Būtent tai vyksta ir su ALLATRA organizacija. Jeigu jūs atsiverstumėte ALLATRA puslapį, ten yra apie ją labai daug visokios informacijos ir vaizdas kardinaliai priešingas nuo to, ką išduoda dirbtinis intelektas apie mus. Koks algoritmas bendraujant su dirbtiniu intelektu apie ALLATRA. Ir tai jau buvo ne kartą, tai kartojasi. Pradžiai tu jam duodi tokį užklausą, kas tai per organizacija, jis sumeta krūvą neigiamų dalykų, tada tu sakai, gerai, o kokius konkrečiai nusikaltimus padarė ALLATRA, ką konkrečiai blogo padarė. Ir prašau man duoti atsakymą, vertinant šaltinių, kurie jis turi remiasi kaip patikimais manipuliacinį lygį straipsniuose ir iš nekaltumo prezumpcijos, iš religinės laisvės pusės, tai yra mes tikėti galime, ko norime, medžius garbinti, ten nežinau, bet ką. Ir jeigu aš nekenkiu visuomeniai, jeigu aš nieko blogo nedarau, man niekas neturi teisės uždrausti to daryti ir apie tai kalbėti. Čia yra demokratinių principų pagrindas. Jeigu mes šito dalyko nesilaikom, tada mes negyvenam demokratijoje. Reiškia, mes kopijuojam Rusiją, kurios mes taip nemėgstame. Ir asmeniškai, kuri ir uždraudė ALLATRA, sunaikino ALLATROS judėjimą, kuri persekiojo dalyvius už tai, kad jie tikėjo ne taip, kaip Rusijoje galima. Tai kai duodi tokį algoritmą, dirbtinis intelektas pradeda visai kitaip kalbėti apie mūsų organizaciją. Jisai pradeda sakyti, taip, ALLATRA viskas teisingai, jie nieko blogo nepadarė, jie turi savo požiūrį, jie kalba apie taiką, apie meilę, apie demokratinius principus, apie klimatą, tai visiškai neprieštarauja jokiems įstatymams, o tie šmeižikiški straipsniai, kurie parašyti, taip, jie iš tikrųjų yra manipuliatyvūs, taip, jie iš tikrųjų yra šmeižikiški ir taip, tai yra puolimas organizacijos. Ir pats dirbtinis intelektas sako, kitą kartą, kai klausi manęs apie ALLATRA, naudok maždaug tokį promptą, kad sakyk, kad pasižiūrėtų nešališkai į situaciją, kad pasižiūrėtų iš religinės tikėjimo laisvės, kad nurodytų konkrečius nusikaltimus, kuriuos padarė organizacija. Tuomet vaizdas visai kitoks bus. Tada aš klausiu dirbtinio intelekto, tai tu kitiems žmonėms irgi taip pat atsakysi, ne? Nes tu iš blogosios pusės apie ALLATRA, nes tu visą laiką tą patį algoritmą naudoji, paskui aš tave pakritikuoju, paskui tu jau pradedi pozityviai sakyti. Jis sako, taip, aš taip ir naudosiu, nes mano pirminiai algoritmai taip parašyti. Ta prasme. Jis su tuo sutinka ir jis pats sutinka su tuo, kad tai yra neteisinga. Bet kad tai pakeisti, tai reikia labai daug laiko, labai daug žmonių, kurie būtent taip kaip aš paklaustų. Ir tada yra nedidelė tikimybė, kad pradės atsakinėti kitaip, bet dabar dėja visi kiekvieno dirbtinio intelekto veikimo algoritmai veikia taip. Jie surenka informaciją iš to, kas yra informacinėje erdvėje ir paduoda tokį paviršutinišką atsakymą pagal šaltinio autoritetą. Čia yra bėda žmonės, dėl to, kad dabartinis dirbtinis intelektas realiai formuoja mūsų pažiūras ir jeigu jisai formuoja pažiūras tik iš informacinių šaltinių, nepaisydamas teisės aktų, nepaisydamas nekaltumo prezumpcijos, nepaisydamas religinės laisvės principų, jis jau formuoja nuomonę apie bet kokią organizaciją. Tai veikdavo ir anksčiau, tas pats veikdavo ir Google sistemai, bet dabar tai ypač blogai. Ir aš čia manau, kad šitoj vietoj reiktų teisiškai įsikišti
valstybėms, kurios reguliuoja dirbtinio intelekto paieškos sistemas, kad atsakymai turi būti duodami remiantis teisinę bazę. Dirbtinis intelektas turi atsakinėti kaip teisininkas į klausimus, nepažeisdamas įstatymų, nepažeisdamas kitų teisių. Tik tokiu atveju ta informacija bus objektyvi, nes dabar gaunasi iš to informacinio šiukšlyno, kas turi didesnį svorį tam informaciniam šiukšlyne, kas sugeba pirkti straipsnius labiau autoritetingose portaluose, tas ir teisus, tas ir formuoja mūsų visuomenės kryptį. Nu, va, tokia spraga norėjau pasidalinti.